Sveiki, draugai ir nedraugai. Kas yra midija? Ši midija nukeliavus daugiau negu aš. Ji yra iš Svalbardo, Arkties, Trighamnos įlankos. Žmogui midija tai moliuskas. Verslas, akvakultūra, tai delikatesas. First, prep the veg. Mussels were my favorite shellfish, cheap, healthy and delicious. Dažniausiai žmonės išgirdę žodį midija iš karto pagalvoja apie maistą. Nors tai ir žmonių mėgstamas delikatesas, man pačiai ragauti neteko ir kol kas dar nesijaučiu pribrendus prie to, bet galbūt kada nors pabandysiu. Tai šaldytos midijos atkeliauja iš akvakultūros ūkių. Nebelabai gaudomos gamtoje ir tai yra daug geriau negu būtų gaudomos gamtoje ir tikiuosi, kad iš viso tokie pergaudimai sustos kada nors. Iš tikrųjų, midijų akvakultūra gamtoje yra viena labiausiai tvariausių variantų, kokius galima rasti, nes jų auginimui nereikia jokių papildomų pašarų, taip pat yra lengvas prižiūrėjimas. Labai daug akvakultūros ūkių midijų yra Danijoje, Olandijoje, Prancūzijoje. Jie ganėtinai tuo užsiema, tiesiog yra tokia didelė bačka ir ant jos auga daug moliuskų. Kitai yra dar tinklai tokie išskleidžiami, ant tinklų uždeda lervutės, mažiukus, moliuskiukus. Jau apie moliusko gyvenimo būdą turėtumėte žinoti iš mano praeitų video šiaip tai. Ir ta lervutė, jauniklio stadijoje tiksliai nepasakysiu, kiek laiko ten turėjo būti jau užaugus, bet jis tiesiog pasėja kaip seklytės ant tinklų ir tada jos užauga. That's crazy. Bet visgi šaldytos midijos skiriasi nuo tų, kurios randamos gamtoje. Tai kągi midija reiškia gamtai? Iš tiesų, jos yra labai mėgiamos tokių žuvelių, grundalų. Juodažiotis grundulas yra labai daug aistringų diskusijų sukelianti žuvis. Ši žuvų rūšis Baltijos jūroje yra invazinė. Ir jai išplitus drastiškai sumažėjo midijų populiacija. O kam tai rūpi iš vis, kad Baltijos jūroje sumažėjo midijų populiacija? Ogi visiems kitiem aplinkiniam gyvūnam, kuriuos jos taip pat sieja. Ledinės antys prieš išplintant grundalams žiemodavo ir maitindavosi priekrantės rifų teritorijose. Tačiau išnykus midijoms, jų mitybos racionas pasikeitė į mitybą žuvimis. Ir taipogi žiemavimo vietos irgi pasikeitė. Gamtoje šis dvigeltis moliuskas yra bendrijos gyventojas. Ir ne tik gyventojas, bet ir architektas. Midija veikia kaip buveinės formuojanti rūšis. Ten gali gyventi įvairių bestuburių gyvūnėlių, vėžiagyvių ar dumblių ir žuvelių. Ir taip pat jos atlieka vieną iš joms svarbiausių funkcijų, tai yra vandens filtravimas. Viena midija per dieną gali perfiltruoti iki 50 litrų vandens, taip išvalydama planktoną, organinės daleles ir net taršos likučius. Tai pagerina vandens kokybę, bet su vandens filtravimu turime kitų problemų, kad viską, ką jos išfiltruoja, jos gali pasisavinti savyje. Todėl netgi sunkieji metalai gali likti jų kiaute, tarkime.
Jo. Taip. Kolonijos, natūralūs rifai, filtravimas vandens, slėptuvė mažiukam nuo didesnių žuvų, gali būti mažytėm žuvytėm slėptuvė. Bendrijos formuotojos, buveinių formuotojos, ta prasme super duper rūšis. Crazy good species, crazy good. Mytilus adulis, and mytilus californianus, and mytilus trosulus, and galoprovincialis, and very good species, I like it. Paprastai midija tai yra toks bendras pavadinimas, nes šiaip jos vizualiai yra tarp rūšių sunkiai atskiriamos, todėl jas galima atskirti tik tai genetiniais tyrimais. Pagrindinės turime 3 rūšis. Yra Mytilus galoprovincialis, Mytilus edulis ir Mytilus trosulus. Mytilus edulis tai čia ta, kurią augina valgymui, Mytilus edulis yra. Tai, atsakant į klausimą, kas yra midija, priklauso nuo konteksto, apie kurį mes kalbame. Apie kulinarinį, ekologinį ar verslinį. Tačiau, kad tau suteikčiau didesnį užtikrintumą, pasidalinsiu Visuotinės lietuvių kalbos enciklopedijos puslapių midijos aprašymu. Midijos, Mytilus, siūlažiaunių dvigeldžių moliuskų gentis, 7 rūšis, paplitusios vidutinių ir atogražų klimato juostų jūrose. Kriauklė iki 20 cm ilgio pleištiška, gyvena kolonijomis, bei su siūlais prisitvirtinusios prie substrato. Minta iš vandens filtruodamas organinės medžiagas. Dauguma midijų yra skirtalytės, vystosi metamorfozė. Jomis minta jūrų žvaigždės, jūriniai paukščiai, žuvys ir žinduoliai. Atlanto ir Ramiojo vandenyno jūrose ir Baltijoje gyvena valgomoji midija, Mytilus edulis. Potvynių ir atoslūgio zonoje sudaro didelės kolonijas. Midijos valgomos, virtos ir konservuotos. Veisiamos Prancūzijoje, Ispanijoje, Japonijoje. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir namaste, viso gero, susitiksime kitą kartą ir tikiuosi, kad patiko, parašykite komentaruose, kokią temą jūs domintų, ko norėtumėte iš manęs išgirsti, jeigu žiūrite video. Tai iki kito karto. Jau.